Pokalbis apie kažką labai svarbaus gaunasi tada, kada kalba du nusiraminę žmonės ir maksimaliai vienas kitą priimantis. Tai yra reti atvejai. Ir nepaisant to, kad yra technikos, su kuriom galima šiek tiek padaryti, bet pagrindinė technika yra praktiškai pusvalandį laiko klūpėt ant kelių ir priimti savo partnerį visais aspektais. Baigti su juo ginčytis, nes aš ateinu, bandau įkeisti, bandau su juo ginčytis, aš iš principo ateinu su opozicija jam, kad tu netoks. Ir kol aš ateinu iš opozicijos į savo mylimąją arba mylimąjį, kad tu netokia, tu netoks. Joks susikalbėjimas poroje neįmanomas niekaip. Mes poroj kaifuojam tada, kai iš principo esame savo partnerių priimami. Ir nesusikalbėjimo pagrindinė priežastis yra vienas kito nepriėmimas, nes kol aš nesutinku su savo pašnekovu, jo charakteriu, jo gyvenimo istorija, jo netobulais tėvais ir jo pačiu netobuliu, kaip jis netobulai su manim elgesi, kol aš to neapkabinu savo viduj, kol aš neapkabinu savęs, nėra savigarbos, nėra pagarbos ir visam tame galima kiek nori taikyti technikų,